Susipažinkite, tai chladni plokštė. 18 amžiuje Ernstas Chladni, keliaudamas po Europą ir štai tokiu stryku braukdamas per metalus, privertė žmonės aikčioti. Napoleonas liko toks sužavėtas, kad įsteigė 3000 frankų premiją tam, kas sugebės šį reiškinį paaiškinti matematiškai. Kaip tai veikia? Kai aš perbraukiu stryku per plokštę, aš joje sukuriu stovinčią bangą. Įsivaizduokime, kad plokštėje vyksta mini žemės drebėjimas. Tačiau jame yra ir ramybės zonos. Fizikoje vadinami mazgai. Juose vibracijos drebėjimas visiškai nevyksta. Vibruojant plokštei, druska pabėga iš vibruojančių zonų ir nusistovi ramybės zonose, taip sukurdama skirtingas figūras. Priklausomai, kur aš braukiu stryką, aš galiu sukurti plokštėje skirtingą dažnį. Skirtingas dažnis reiškia skirtingą geometrinę figūrą. Svarbu, mūsų plokštės vibruoja tik jos rezonansiniuose dažniuose, kurie priklauso nuo jos matmenų, medžiagos bei kur ir kaip aš braukiu stryką. Be to, Napoleono premiją galiausiai laimėjo moteris, Sophie Germain, matematikė, kuri galiausiai matematiškai aprašė šį reiškinį. Įdomu.